Sveiki atvykę į Nemenčinės tiltą. Šiandien mes vėl pasidarėme lėktuvėlius, kuriuos leisime nuo tilto. Ir kas nufilmavo, kaip daro, kas nenufilmavo. Niekas nenufilmavo, tik Andrius nufilmavo. Aš nufilmavau. Realiai tai dabar bandysime leisti lėktuvėlius nuo tilto ir kieno lėktuvėlis nuskris toliau. Ne toliau, elegantiškiau ir gražiau. Kieno lėktuvėlis nuskris toliau. Elegantiškiau ir gražiau. Nu tai leis man pasakyti, jubitute. Dabar lėktuvėlių pristatymai. Sveiki, tai mano lėktuvas, kaip matėte, čia buvo pirma versija, kreivas, šleivas. Tai aš jį pakeičiau į naują. Kai aš parodžiau kitiems, tai sakė, Andriau, neišpakavai lėktuvą. Tai iš tikrųjų čia jis toks ir yra iš pakuočių plastikinis. Jisai tikrai nesuduš, nes yra iš to, taip sakant, burbulinio popieriaus. O kadangi pakuotėm šipint naudoja burbulinį popierių, kad nesuduštų produktai, tai va, dėl to nesuduš lėktuvas tikrai. O ar skris toli, tai nežinau. Mūsų užduotis buvo pagaminti naminius lėktuvėlius. Lėktuvėlius, kurie skristų kaip paukštis. Kurie skristų nuo tilto kaip paukštelis. Ne, tai yra balandis. Žiūrėkit, mano draugai balandžiai. Tai yra ženklas, kad mano balandis skris labai toli. Norėčiau jūsų pažindinti su savo balandžiu. Jo vardas yra Balandis. Ir tai yra paskutinis kartas, kai jį matote, dėl to, kad kai jis nusileis nuo tilto, jis skris į tolius plačiuosius ir mes ją Galvojau daryti plastikinį lėktuvą, bet po to prisiminiau, kad buvom padarę tokį kažkada praeitį su Andrium, tai nusprendžiau pabūti originalus, irgi nesigavo. Pasirodo, mes 3 tokius pačius lėktuvus padarėm, bet žodžiu, čia yra lėktuvas su žaibu, nes atseit labai greitas. Nežinau, priklausys nuo to, ar jis turės toli skristi, arba ilgai nenusileisti, arba išpilsiu vandenį, arba paliksiu tokį patį sunkų. Čia aš ir čia mano lėktuvėlis. Esu Artūras, pristojom savo Magician, Artūras Magician ir pristojau savo Boeing lėktuvėlį. Labiau tokį į kukurūzniką šitą panašus toks. Nežinau, kodėl kukurūznikas, kukurūzos lyg ir nematau. Tai Mėra nušvilpė iš manęs idėją. Nu, tikėkime, kad skris. Kodėl uodega ją pasižiūrė? Dabar, į viršų. Gerai, tai ar galim jau leist balandį? Taip. Jau sakė, galim, Laura, trumpas prieš skrydį pokalbis ir leidžiam. Aš blogai apsirengiau šito video filmavimui. O tai kur tavo striukė? Taip, aš nuo vakaro, kai padariau šį balandį, prie jo labai prisirašau, man truputį gaila, nes mano balandis taip puikiai elegantiškai ir gražiai skris. Palaukit mašinos. Nevažinėkit! Taip elegantiškai ir puikiai skris, kad aš tiesiog atsisveikinu su juo, sakau, balandį, sėkmės tau ir leidžiu jį. Tik pirmą reiks sužinoti. Ir tikėkimės, kad bus laimė ir jis tiesiog išskris. Taip. Nu tai ruošiasi ilgai. Labai gražus balsas. Ačiū labai. Tai gerai, pradedu skaičiuoti. Ar galite važinėti, filmuojam? O kodėl Mes neturim, pavyzdžiui, kelio blokadų pasistatę. Reikės kitą kartą apgalvoti šitą dalyką. Pasiruošę? Nu jo. Pasiruošę. Leis balandį. Tai gerai. 5, 4, 3, 2, 1, paleidžiam. O, visai grakščiai. Tekšt. Net nesulūžo, nieko Neblogai sakyčiau. Net neįsim tikrint, matom. Artūrai, žinom, ką reikia daryti? Aš sakyčiau, kad mano balandis nusileido labai gražiai, dailiai, lengvai ir net nesulūžo, tai čia jau yra plius daug taškų. Tai ko tu geri savo lėktuvą? Vos nepamečiau propelerio. Gerai, mes su Hollywoodu jau pasiruošę. Ar dabar tu gali patylėti? Tu geri iš to lėktuvą? Gedis jau iš lėktuvo degalus geria. Mes pasiruošę, o jūs? Mes pasiruošę, pasakom trumpą kalbą prieš paleidimą ir tada skaičiuokit. Gerai. Trumpą kalbą.
Ne, nu Gedė, ne, reikia kalbėti kažką. Ok, labai gaila atsisveikinti su lėktuvu. Pažiūrim, kiek bako liko. Nu, biški nugerta. Pusė. Kokios predikcijos tavo? Manau, kad skris toli. Gerai, Gedis sukalbėjo, galim skaičiuoti. Ir Andriau, ką mes išmokome iš praeito video, kad nereikia spardyti Gedžio projektus. Tikrai taip. Man žiūrovai dar iki dabar skundžiasi, kaip gaila, Bandysim kodėl. susilaikyti, taip sakant. Gerai, kad aš ten nieko neprisidėjau prie tos dalies. Jau. Ok, tai gerai, skaičiuojam. 3, 2, ola, ne, nuo 5 reikia, pavasarį. 5, 4, 3, 2, 1, paleidžiam. Atsargiau, jis būtų linkęs. Palaukit, negirdžiu, kaip skaičiuot mašinos. Gedžia kažką prikolino, nežinau, aš manau, išmetam jį iš dalyvavimo. Ačiū Gediminui iš dalyvavimą. Tegul kitas ateina. Gerai, žinau. Gerai, juokauju, nes toj vėl supiks visi, supiks. Ir Hollywoodas pasiruošęs. 5, 4, 3, 2, 1 jau pasiruoš kokį bairį, nepaleisi nekruko. Saugokit galvą. Davai, leidžiam. Gedžia šitas į Ameriką įskrido. Lai Gedžia lėktuvas laimingai nusileidžia oro uoste, o mes judam prie kito dalyvio. Skambinu. Alio. Mira pasiruošę, sakau, laukiam skaičiavimo. Gerai, supratau, tai ok, skaičiuojam. 5, 4, 3, 2, 6, 1, paleidžiam. Oi, oi. Pripalankė. Bet ten tikrai nusileidimo Gerai takas, ne? nukrito. Svarbu ne tai vat, gerai. Toks akrobatinis buvo. Prie pat balandėlio. Iš karto galime eiti ant manęs. Gerai, tai ta pirma versija sulaužyta yra. Ne mano kaltė. Nesigaus šiandien nieko. Radau savo lėktuvą. Atsiradau lėktuvą. Tai bandysim su antra versija. Turėtų skristi neblogai. Tikiuosi aplenks Gedžio lėktuvą. Artūrai, jau gali bairį sakyt? Nepamiršk išpakuot savo lėktuvą tik tais. Pažengiam gerai. Nemalonu man pranešti, bet čia jau ir yra toks lėktuvas. Išpakuoti nereikia. Mes galvojam iš ekspreso. Lėktuvas siurprizėlis. Jūs pamatysit, kaip įskris gerai. Talžūnas pasiruošęs, laukia skaičiavimo. 5, 4, 3, 2, 1, start. O, gražiai. Tik jeigu aukštai... Tobulas. Nusileidimo takelis, tai Jo, geras. tai nusileidimo takelis, Laura sako geras, labai geras. Mano pirmoji vietai, tada Lauros paskutinis ir Miros per vidurį. Tuoj dabar mano eilė pažiūrėti, kaip mano toli nuskris. Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Tokį, kad buvau atidavęs postą. Alio? Nu kaip ten jūs? Gerai, jau normaliai, jau galim pradėti. Gerai, nu. Pradėkim tada. Sveiki atvykę į reisą Vilnius Minskas, aš esu kapinas Artūras, šiandien temperatūra yra -6 laipsniai Celsijaus. Realiai kaip lėktuvė jaučiuosi. Jis praeis gerai ir kuo ilgiau nuo skrydžio. Ačiū, kad naudojatės mūsų avialinijų. Januška, davai. 5, 4, 3, 2. Neklausykit Gedžio, jis ne tos skaičius sako, reiks resetinti. 5, 4, 11. Iš naujo vėl jisai 11 sako, blemba. 5, 4, 3, 2, 1, leidžiam! Vau, kokia akrobatinis.
Ar čia buvo Jurgis Kairys, nesupratau, kas čia pilotas? Ar Paksas? Labai geras, tik į kitą oro uostą, į kitą. Reikia žiūrėt, kad nesuspardytų lėktuvą už keršto. Jei pamatuok, ar Miras toliau, ar Artūro. Nebeatsimenu. Jis jau pasiėmė, taip žino, kur. Oi. Tai čia buvo mūsų lėktuvų leidynės. Parašykit, Manau, grakščiausiai realiai skrido Talžūno lėktuvas. Mano? Tavo, Ne, jis šitas kaip... buvo. Šitas. O iš ko jūs būtume darę lėktuvėlį? Man labai įdomu, nes antrai daliai tikrai reikės mums pasinaudoti jūsų komentarais. Su jumis buvo Laurita Ta, Hollywoodas Gediminas Vėjavikis ir aš Talžūnas. Visos!